Atvažiavot kept pirmo blyno, man niekada to neteko daryti ir vienam būtų kažkaip tai neišesnytas, nes vyrai ne visi būtinai geri kulinarai, aš jau labiau, o su jūsų pagalba manau, kad viskas pavyks gerai ir ateity bus komandos pačios pusesnės, išskyrus baltuosius, nes kitiem reikia daugiau gal irgi žmonių ir galbūt paplatinsit, kas bendrauja su šventu Facebooku, tai gal visi susidomės ir labiau pradės dalyvauti. Pirmas blokas klausimų bus 10 klausimų geografijos sritis. Čia bus su kuo ribojasi valstybės sausuma, turi sausumos sieną ir reikia pagalvojus bandyti pasakyti, ar gal žinot, kokia ta valstybė. Taigi, atsakymai be žemėlapio. Baltieji 8 taškus ir futuristai 4 taškai. Iš tikrųjų, mūsų ateitis. Pirmiausia, bus 2 sinonimai ir reikia tokia visiems suprantamų žodžių parašyti, kaip normaliai turėtų būti. Taigi pradedama. Žuvalkuonės spangės. Mano dėdės portalą nuo vaikystės bus taip, baltieji 7 taškai, Fortuna 5 taškai, o futuristai 3 taškai. Kas yra tarptautinių žodžių žodynas, laisvalaikiu irgi visai faina paskaityti. Būna ten visokiausių. Ir posakiai galiai yra. Čia aišku, aš rinkau 85 metų tas žodynas.
man irgi jinai yra, bet su katalikų dvasininkais nesusijęs, bet, kaip sako, gyvenimas man tą vietą padarė neiškirto, neįskuto, bet visą laimę atsirado. Viešas tikėjimo arba savo įsitikinimus išžadėjimas, abjuracija. Jūsų apjungimas įteisinimas, tai dėlė ne. Ir mūsų jaunieji 2 taškai. Iki šiol vyko 20 pasaulio čempionatų. 11 kartų laimėjo Europos atstovai, 9 kartus Pietų Amerikos atstovai. Nuo 1966 metų pasaulio futbolo čempionato Anglijai buvo pradėta daryti tokie dalykai kaip čempionatų talismanai, kokį nors ten žvėrelį ar ten dar kas nors tokį gražūs mėly. Kelintais metais ir kur vyko čempionatas pasaulio. Kas parašys, kaip vadinasi šitas simbolis, tam ekstra 2 taškai. Fortūna 4 taškai, baltieji 5 taškai, futuristai 1 taškelis.